Organizuojant kino seansą nebūtina apsistoti tik ties filmo parodymu. Kartais paprastas pristatymas ar pokalbis po jo gali labai praturtinti žiūrovo patirtį. Tai gali pagilinti temas, kurias nagrinėjame, padėti įsitraukti, duoti erdvės pasidalinti ar tiesiog elementariai pabūti kartu. Paprasčiausias būdas tai padaryti yra pristatymas prieš filmą. Kartais galite pasikviesti kokį nors ekspertą, kuris pristatys, papasakos apie ką filmas yra, kokias temas nagrinėja, kokioje šalyje ar kokiuose kontekstuose yra sukurtas, gal kažką paminės apie kino kūrėjus. Taip pat kartais yra įdomu paminėti kažkokių faktų ar įdomybių apie filmo kūrimą. Bet taip pat kartais net vertingiau yra turėti žmogų iš savo bendruomenės, tai pavyzdžiui gali būti mokytojas, jaunimo darbuotoja, bibliotekininkas, gal pavyzdžiui mokinys ar vietinės organizacijos atstovas ar tiesiog kitas žmogus, kuris labai gerai nusimano temoje. Po filmo galima rinktis diskusijos formatą. Yra keli būdai, kaip galite tai padaryti. Pavyzdžiui, pasikviesti vieną ar kelis pašnekovus, ar tai būtų kažkokios temos žinovai, specialistai, ar pavyzdžiui gal net filmo kūrėjai. Ir moderuojant pokalbį su jais pasikalbėti ir pagilinti temas, kurias nagrinėja filmas ar kažkokius kitus kontekstus. Bet lygiai taip pat galite apsieiti ir be jokių svečių, o turėti diskusiją su savo žiūrovais. Tokiu atveju dažnai yra rekomenduojama prieš filmą arba pristatymo metu pasakyti vieną ar kelis klausimus, kurie užvestų žiūrovus ant kelio ir padėtų filmo metu vis sugrįžti prie šių klausimų, kad po to diskusijoje būtų maloniau dalyvauti ir įsitraukti. Jeigu žiūrovų grupė yra mažesnė arba visi vieni kitus pažįsta ir jaučiasi saugiai, tai vietoj diskusijos galite naudoti refleksijos metodą. Šio metodo esmė yra ne ieškoti kažkokių teisingų atsakymų, bet labiau leisti žmonėms pabūti su savo jausmais, savo išgyvenimais ir mintimis. Tokiu atveju kviestume klausti, kokie kadrai sukėlė stiprių emocijų, arba kas kuo, pavyzdžiui, nesutinkate, kas sudomino, arba, pavyzdžiui, sukrėtė, arba kokių dar jausmų išgyvenot žiūrėdami šitą filmą. Kartais kalbėtis apie filmą iš karto po jo gali būti truputį sudėtinga. Dėl to suteikime žiūrovams erdvės, duokime laiko pagalvoti, gal net, pavyzdžiui, skirkime 1 ar 2 minutės. Arba kartais padeda kažkokios priemonės, kaip pavyzdžiui padalinimas lapelių ir rašiklių, ir žmonės gali tada pasižymėti kažkokius savo atsakymus ar apmąstymus. Arba jeigu neturite priemonių, galite pasiūlyti žiūrovams pasikalbėti porose ar mažose grupelėse ir tik tada aptartus dalykus atsinešti į bendrą visų diskusiją. O jeigu nesinori išsiskirti į mažas grupelės ar naudoti priemonės, tai tada galite tiesiog užduoti labai paprastą klausimą, pavyzdžiui, tokį kaip, koks kadras, veikėjas ar įvykis labiausiai įsiminė šitam filmui. NK-Doku platformoje galite rasti daugiau informacijos ir medžiagos, kuri padės pasiruošti pristatymui, diskusijai ir refleksijai. Ten rasite platesnius temų kontekstus, taip pat klausimus, kuriuos galite naudoti ruošdamiesi aptarimui ir nuorodas, kur kreiptis pagalbos, jeigu filmo tema žiūrovams būtų jautri ar sukeltų sudėtingų emocijų. Svarbiausia pasirinkti formatą, kuris tinka jūsų bendruomeniai. Nesvarbu, ar tai būtų pokalbis su ekspertu, ar nedidelis aptarimas prie puodelio arbatos, o gal kaip tik pristatymas su didelė diskusija ir įvairiais klausimais. Nesvarbu, ką pasirinksite, kviečiame pabandyti ir tokiu būdu burti arba kaip tik stiprinti savo bendruomenę su NK-Doku.